kada buvai pagalvojęs, kad nori mesti krepšinį? Niekada gyvenime. Ok. Net nebuvau arti to. Tikrai. Kažkas dar minėjo per vakarienę, sako, buvo toks klausimas ir galvoju, net nebuvau priartėjęs. Atsimenu, kažkada gal žaidžiau krepšinį ir buvau labai susidomėjęs dar tenisu tuo pačiu. Ir labai tenisas užkabino, tai nebuvo to klausimo, kad turėčiau mesti, ta prasme, aš žinau, kad esu geresnis krepšinėje, bet toks galbūt šiek tiek buvau minimaliai nukrypęs. Bet kad mesti krepšinį, ne, supratau, kad noriu žaisti gal kokių 5 metų ir iki dabar niekada nebuvo gyvenime tokio klausimo. Net nebuvai prasimuliavęs treniruočių dar kažko? Niekada gyvenime. Oho, geras. Niekada gyvenime. Nuo pat, sakau, nuo 7 metų, nuo 1 klasės, kai pradėjau, nebuvau praleidęs nei vienos treniruotės, sakykime, nes ten žaidžiau gal kokį video žaidimą ir buvau labai užsikabinęs ir gal ten neteisiu, ar dėl kažkokių gal patyčių, nes eidavai ir sportuodavai su vyresniais vaikais, ar ten, nežinau, kad prisnigo laukia ir žiauriai būtų faina paslidinėti, nežinau. Niekada nesu praleidęs. Niekada tėvam nereikėjo pušinti tavęs treniruotis? Niekada, gerai. Eik, geras. Tai nes myli kašį reiškia labai. O kodėl tu jį taip myli? Nežinau, buvo turbūt įrašyta jau kraujyje. Atsimenu tik tai vieną istoriją, kad aš buvau nuo pat mažens pats aukščiausias jau, sakykime, darželėje. Bet man labai patikdavo, aš iš Nidos, man labai patikdavo uostas, man labai ten Nidoje daug laivų, įvairiausių ten jachtų, katerių ir panašiai. Ir aš mamai vis laik sakydavau, aš noriu būti laivo kapitonas, nes man tie laivai labai patikdavo, mane traukdavo. Ir man darželio auklėtojas laiks sakydavo, Tadai, koks tu būsi kapitonas, tu netilpsi į kajutę, tu toks aukštas, toks didelis, tu būsi kaip Sabonis. Ir aš atsimenu, labai grįžęs laik verkdavau mamai, sakydavau, nes auklėtojas laik sako, kad aš būsiu krepšininkas, aš sakau, man nepatinka. Bet kažkaip po to, nežinau, labai greitai jau pasikeitė viskas, nes dar atsimenu, vieną momentą buvom nuėję su mama pamėtyti krepšį. Ir su pusė, ir man taip nepatiko, aš atsimenu, ten verkiau, bet po to kažkaip gal ten metai 2, turbūt kokie 5-6 metai ir man taip jau apsikeitė ir jau prieš einant mokyklą, atsimenu, klausiau mamos, ar galėsiu lankyti, ar galėsiu žaisti, jau tada pats prašydavau, kad nusivestų pamėtyti kamuolį. Nežinau, kodėl taip kažkokiu vienu metu paėmė ir viskas apsikeitė. Gal pamačiau, bet tikrai neprisimenu, gal buvo tas ar olimpinės žaidynės, atsimenu, dar kai paplošėm tada Amerikos, tai Šarą 3 tritaškiais išėlės. Gal buvo kažkoks toks, kur šiek tiek paėmė, patraukė, kažkas sužavėjo, 3 milijonai, kažkas tokio. O gerai, kaip atrodė tavo sunkiausias karjeros momentas? Čia jau einant į profesionalų turbūt lygį. Ar tai būtų rinktinė, ar klubas? Kada tau buvo sunkiausia, kaip atrodė ta diena? Tai apskritai buvo, man rodos tas momentas, kai jaunam amžiui labai išsiskiria. Sekasi gerai, žaidi jaunimo rinktinėse super gerai, išvažiuoji ne 15 metų į Baskoniją, tai normalu, kad visa Lietuva kalba, tikisi ir manau visi žmonės, kurie domisi krepšiniu, žino, kokia ta tranzicija iš vaikų į vyrų krepšinį yra sudėtinga ir vieniem gal užtrunka mažesnį laiko tarpą, kitiem užtrunka daugiau, tai priklauso nuo daug, turbūt susideda nuo sėkmės, atsirasti reikiamų metų, reikiamoje vietoje ir man tas labai užtruko. Ir man tas etapas toksai, kur atrodo paskolino vieną komandą, ten nepasisekė Baskonijai, pagrindiniai komandai atsidūriau 18 metų, ten su tikrai daug labai gerų žaidėjų ir dabar, kur tie žaidėjai dar jau, sakykime, Eurolygos veidai ir to šanso vis negaudau, prasėdė 18 metų ant suolo, būdamas vaikas, su labai griežtų treneriu ir tas tau tikrai kerta per galvą ir atrodo užtenka keletos mėnesių, kad tu visiškai prarastum tą pasitikėjimą bet net tuo metu, pavyzdžiui, nebuvo to klausimo, oi, gal aš čia turėčiau mest, gal čia turėčiau išeiti, gal turėčiau pasiduoti, gal ten turėčiau pradėti domėtis kažkokiom užklasiniam veiklom, ne, ten gal miestas, klubai,
nežinau, bet toks buvo, aš turiu dirbti dar sunkiau, net aš dabar pats save stebinu, to prasme galvoju, 18 metų buvau toks tikrai nuoseklus, protingas, žinau, kad reikia į toliau dirbti, stengtis išnaudoti tą laisvą laiką, nes kažkada ateis ir mano momentas. Aš sakyčiau, kad tas etapas tarp kokių 18 ir 22, kokie 4 metai buvo žiauriai sunkus, kur tokie jau ir labai pasijautė tas pasitikėjimas, žiauriai nukrito, buvo sunku, net dar iki dabar atrodo, kad jaučiasi kažkokie to praeito etapo, kur tu trauma tokia, kaip trauma, būtent teisingas žodis toks, kur atrodo, nebesu aš toks visai kaip buvau, čia vėlgi dar 27 metai gal dar bandai surasti, bet toks, sakau, blema, kartais pasilgau to tokio, kur seniau buvau. O kokia būtų tavo taisyklė, kaip surinkti save tais sunkiais momentais? Manau, kad reikia labai daug valios, nes tas labai pasukti kairę ar į dešinę, kaip ir minėjau, aš nežinau, labai priklauso turbūt ir nuo aplinkybių, nuo draugų. Net dabar pasakyčiau, turbūt gal net ir nuo miesto, kuriame esi ir gyveni. Taip, buvau 18 metų, dar netėjo mano laikas, tai žinau, kad aš turiu tobulėti, kad aš turiu dirbti, kad aš turiu visas sąlygas dirbti. Ir manęs netraukia tie visi kiti pašaliniai kažkokie. Ir aš žinau, kad taip, komanda po rungtynių ilsisi, bet tai yra mano diena, kad aš turiu dirbti, kad aš turiu būti geresnis. Ir tą pasirinkti, manau, reikia turėti tą svajonę, nes vieni žmonės sako, taip, čia mano svajonė, bet po to labai randa daug priežasčių, kodėl aš ar neinu, nežinau, ar knygos skaityti, ar neinu papildomai į sporto salę ir nes tas. Tai reiškia, nėra to tokia tavo svajonė, nėra tau tokia stipri, o manau, kad tapti krepšininku ir įsitvirtinti komandai buvo taip stipru, kad aš tuo tikėjau, kad aš ėjau toliau, nenuleidau galvos net tais pačiais sunkiausiais momentais ir išlaikiau. Sakiau, atiduosiu viską, nes jeigu galų gale pasibaigtų ir man nepavyktų, aš sakysiu, aš padariau viską. Kažko pritrūko ar sėkmės, ar nesiradau reikiamų metų, reikiamoje vietoje, ar pritrūko charakterio, ar kažko, ar talento. Bet išgyvenau tą sunkų laikotarpį ir dabar jau vis geriau po truputį.